Labai skanu, kaip tikros šefė. Nesu makaronų mėgėja, tačiau vaikai ir kiti šeimos nariai tikrai juos dievina. Išbandyk šiuos makaronus, kurie labai greitai paruošiami ir tikrai pradžiugins tavo artimuosius ir tave. Išvirk makaronus pagal instrukciją nurodytą ant pakuotės. Padažui tau reikės susmulkinti porus ir juos pakepinti ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, toliau susmulkinti mėgstamus grybus smulkiais kubeliais ir pakepinti kartu su porais, dėti truputį sviesto, prieskonių, persilado, česnako, druskos, pipirų ir ant viršaus užpilti sojų grietinėlės ir viską patroškinti, galiausiai įdėti šaldytų žirnelių ir petražolių, gali būti šaldytos, gali būti šviežios pasmulkintos. O makaronų likusį skystį taip pat panaudokite, kad padažas būtų skystesnis ir padažą sumaišykite su išvirusiais makaronais ir tiekite su parmezano sūriu ir degustuokite. Patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare gaminsiu. Jeigu nori daugiau receptų, prenumeruok Sveikatai palankus naujienas ir būk pirmas, kuris gaus naujausią informaciją skirtą tau. Ir jeigu nori receptus turėti spausdintoje knygoje, įsigyk 322 receptų rinkinį, mitybos enciklopediją, sveiko maisto gamybą ir turėsi namuose mano enciklopediją sukurtą jums.